Šiandien noriu pasveikinti vyrus su Tarptautinė vyrų diena ir pakalbėti tema, kuri vis dar apgaubta tyla. Tai yra andropauzė arba kitaip vyrų klimaksą. Kodėl? Socialinės normos dažnai vyrą pastato į stipriausio, pajėgiausio, viską ištveriančio vaidmenį. Ir vyrams tampa sunku kalbėti apie negalavimus, ypač lytinius ar emocinius. Taip andropauzė tampa tarsi socialiniu tabu. Andropauzė tai natūralus vyrų hormonų androgenų mažėjimas. Ir dažniausiai pirmieji simptomai atsiranda tarp 40 ir 55 metų. O kokie jie yra, matote ekrane. Ir svarbu suprasti, kad šie simptomai nėra išskirtiniai ir gali sutapti su kitomis ligomis. Tad vyrai vyresni nei 50 metų amžiaus turėtų nebijoti apsilankyti pas dermatovenerologą, urologą ar net seksologą. Ir dar. Gyvenimo būdas turi didžiulę reikšmę. Miego kokybė, streso valdymas, subalansuota mytyba ir fizinis aktyvumas. Tad vyrų dienos proga noriu palinkėti paprasto dalyko – nesigėdyti, rūpintis savimi ir savo sveikata. Tai ne silpnybė, o brandi stiprybė.